Šiandien mes žaisim žiauriai seną žaidimą, seną gerą droperį. Tai tiesiog pagrindinis tikslas yra labai paprastas. 3, 2, 1 ir dabar pamatysi. Tai čia yra žemėlapis ir mano tikslas yra nusileisti į apačią. Ir žiauriai man patikdavo šitos droperius visokius žaisti, nes ta prasme, aš tiesiog mėgdavau juos, nežinau, tipo galėdavau juos non-stop žaisti mapus. Aišku, nežaisdavau jų Hypixelį, nes ta prasme neturėjau legalo. Bet eiktų savo, čia visai lengvi mapai kažkodėl atrodo. Tai neturėjau legalą. Ok, čia ir susimau, bet žaisdavau kitose serveriuose ir jo, bet tenais irgi būdavo droperiai ir man žiauriai patikdavo žaisti jas, nes aš matydavau galbūt anksčiau video kokius kitų youtuberių ir panašiai, kurie kokius droperio žemėlapius parsisiųsdavo, tai žaisti serverį, jo, yra insane žiauriai kietas dalykas, bet aš matau, kad tik prisišnekėjau iš karto, ta prasme, kad sakiau, oi, kokie lengvi mapai ir dabar, okei. Blemba, tas vienas layeris žiauriai yra sudėtingas, iš tikrųjų, pagalais, kaip man jį dabar reikia praeiti, aš neįsivaizduoju, bet pabandysim. Oh my gosh, čia eiktų savo, kaip aš realiai praėjau šitą. Ok, pažiūrėkim, kas toliau, tai toliau yra kubai, nice, na, oh my gosh, kaip sudėtinga. O, gerai, kažkur radau gerą spotą, šičia praeit ir tada į portalą. Jo, ir man rodos, dabar bus paskutinis mapas, jo, šitas yra paskutinis. Pažiūrėkime, ar jis bus lengvas ar sunkus. Ir atrodo, kad jis jau bus iš sunkesnių, nes aš jau feilinu belenkaip, nors jei čia feilinu dar ant lengvos dalį. Kur čia man praeit? Gal per vidurį šokt? What the hell, tai kaip man čia praeit? Gerai, aš galiu kažkaip, gal taip iš inercijos daugiau nušokį, bet vis tiek nieko nepasiekiu. Kaip? Ai, man rodos, radau iš dalies galbūt, tai čia reikia taip ir taip, nu ir nesuprantu, kur toliau. Neina man perėti šitą levelį, what? Ok, kaip man paėjo ir tada nepaėjo visiškai? Like, what? Kaip man čia praeit? Šitaip, į vandenį? Oh my gosh, praėjau, negali būti. Eiktas, kelintas, aš iš viso 19 failų. Aš užėmiau antrą vietą, ok, visai neblogai. Jo, tai droperis man geras prisiminimas, yra žiauriai fun žaidimas. Tai ačiū, kad žiūrėt ir susitiksim rytoj.